Sveiki, sugrįžę į lūšnelę. Mes čia toliau tvarkomės ir darbuojamės. Iš trobos jau išnešėm krūvą šiukšlių, nuo sienų nuėmėme tapetus, molio tinką ir nuardėme dalį medinių grotelių. Išpjovėme brūzgynus aplink lūšnelę, bet palikome senus ir jaunus perspektyvius medelius. Šiandien jums parodysim, kaip mums sekėsi atsisveikinti su sena krosnimi didžiajame kambaryje. Kadangi ant jos bėgo vanduo, o už jos dalis sienos supuvo, tai krosnės nusprendėm nebesaugoti. Nors jau pradedu dvejoti, ar tai tikrai buvo geriausias sprendimas. Taip pat visiškai pabaigsime nuardyti medinės groteles nuo sienų, kurias Klaudijus kažkodėl vadina tarka, ir bandysim išsivežti statybinės atliekas, nes jos jau nebetelpa lūšnelį. Jei tik aišku vėl neužklimsim. Bet pirmiausiai labai norim pasisveikinti ir apie lūšnelę daugiau papasakoti tiems, kurie į mūsų vlogą užsukote pirmą kartą. Mes esam Klaudijus ir Gintarė. Aš, kaip sako mano kraštuose, kilusi nuo Dzūkijos, o čia tikras Vilnietis. Auginam senjorę katę Luną ir lapę Mūzą. Nors gyvename pačioje Vilniaus širdyje ir dievinam savo senamiesčio dvasia alsuojantį butuką, pirmai progai pasitaikius vis tiek sprunkam kuo toliau nuo civilizacijos. Vasaromis miestą iškeičiam į atokų vienkiemį, kurio neranda net navigacija. Mėgstame lipti į kalnus, ten ir susižadėjome. Kartu esam jau 10 metų ir galvom, kad šiemet gal jau pagaliau susituoksim. Bet vietoj to nusipirkom lūšnelę. Tai dabar mėginsim ją paversti trobele. Kaip mums seksis, žiūrėkite mūsų vlogę. Nu, kaip mūsų sakai? Pavyks mum? Ar bergždžias reikalas čia? Ką? O! Jeigu taip ir namas visas ardytųsi, tai čia manau 1, 2 ir viskas. Nu kaip galvojat, kris kaminas ar ne? Nu aš galvoju, gal ir turėtų. Nes kaip ir... Jie čia šiek tiek prilaiko, tai aš galvoju, nežinau kaip čia man pavyks. Kad palikt čia kažkaip lygas tas. Truputį prilaikyti tą kaminą ir po to reiks lipti ant stogų, bandyti iš ten. Nusirinktas plytas, kad nedriokšteltų čia ant galvos. Nu tai va. Ai, štai, žiūrėk, Klaudijau, kitas kėdės dalis. Atsimeni tą kėdę, kur išnešim? O. Tai va, čia kita dalis. Ir čia dar, va, štai viena dalis. Ir yra termometras varlytė, va. Ratybos. Nu tai šiukšlių daugėja, va, čia kibiras ir lempučių, ir sudužusių stiklainių, ir visokio velnio. Ir, nu va, čia dar šiukšlių. O čia šunelis. Tai
tai šiukšlių daugėja ir kol kas jų nelabai turim kaip išvežti, nes kelias vis dar nėra labai privažiuojamas čia. Tai nežinau, ką darysim. Nu, štai tiek jau prinešėm šiukšlyčių. Aš galvau, kad sutvarkysiu va čia ir kaip fainiai bus, atsidengs truputį trobelę ir išlenda Klaudijus per langą ir sako, ką? Atsidengs ir užsidengs. Dėsiu krosnį čia, kad nenešiot per duris. Nu, labai tingai, aš vis tiek jau metus žmogus, tai krausiu čia. Pavasaris atėjo, galvoju, nereik tos krosnės, taip šilta. Užmėsiu akį, kokia ten situacija. Viršui su tų kamenu, kad jį būtų. Va, dirba žmonės. Šitas pagrindinis čia eina, ta atšaka. O čia man įdomiausia nedriokstils. Ai. Tai aš galiu čia nusirinkti, tiesiog nesuvėjau iškart atskila. Gerai, tu paprašysim Gintarės, kad paduotų prožiką. Ginte, Mūza, gali man atnešt prožektorių? Nelabai turbūt. Gali man prožiką atnešt. Tas ant galvos yra mano kupriniai. Kažkur, man atrodo, arba didžiajam, arba tam. Arba ne didžiajam. Bananą. Bananas nešviečia. Man reik prožiką. Tai nori, kad tu man liptum? Tai mes gali. Ne, mes. Nu, tai tada lipk. Ojojojoj. Jo, be rankų tikrai, ojojoj. Ačiū. O. Tai būni šviesa. Oi. Nu va, ir bandysim čia nusirdyti tada. Pažiūrim, kaip čia mums. O, blemba, man patinka krosnį ardyti. Be pastangų. Kas ten? O, va, ir pirmas aukštas. O čia neturėtų driausti, ne? Pasižiūrėdami. Jo, čia. Ai, čia palauk, šitas balkis. Jis laiko. Laiko. Tai gal visą šitą nusirink tada. Nelabai šis suprantu, kaip jis čia kur čia. Ne, čia kažkoks urlelis buvo. Savo šurelių kiekį. Jo, reiktų čia gal ir šitą apsirinkti, sakyčiau. Nu, dabar
Tai gerai nepaleisiu. Bet neišlaikiau. Juška. Vienas. Nu gerai, aš manau, kad čia aš jų galėsiu pardyti iš apačios. Sveiki. Paėmai plaktuką? Galimai, jeigu nėra čia. Reikia tau? Aš norėčiau įsikarti vienį. Galėčiau pasikabinti reikia. Aš, žiūrėsim, kaip tu kabyklą darysi. O galiu čia daryti, o čia? Gintarė, čia yra 2,7 hektaro tavo. Kur nori ir ką nori gali daryti. Tai sugrius tai pagreitinti procesą remonto. Jau gerai. Nu, Ar dar daugiau reikia? tai kabink. Ne, tai jeigu tu pati pasikabint nori, tai daugiau gal reikia, bet striukiai tai manau, kad užteks. Va, aš kaip gražiai pasikabinės ant to žoliuko, matai, tu Taip, o aš kaimietė, nenoriu bet vat žoliuko. netvariai, va, kalai, medį, vinis, vis, va, aš prašau, ant ąžuolo pasikabinau. Ir ką? Ir puikiai. Buvo krosnis, nėra krosnis. Va, mūsų apartamentai taip atrodo šią minutį. Krosnis jau nebėra. Nu, maišai baigėsi, tai realiai dar tų šiukšlių nelabai pilnai eina. Kur iškraut, va, čia visi maišai, 30 čia gal prisimins. O šiandien bandysim šitą visą nusimt. Tarką vadinamą. Darbų pasiskirstymas įvyko, tai kol Klaudijus dirba viduje ir tvarkosi su šiukšlėm, kurių, kaip matė, tikrai yra nemažai. Aš toliau bandau krapštytis lauke ir dabar priėjau va tik iš tos vietos už manęs. Turim tokią vietyną. Čia yra vieta priešais trobą, va, čia yra troba. Ir čia yra avietynas. Tai dabar ką aš bandysiu padaryti, jo pamažinti, visai nenoriu išnaikinti, nes aš kol kas esu linkusi nedarkyti visų natūraliai čia augančių augalų ir pažiūrėti tiesiog, kas sužaliuos, ar čia, pavyzdžiui, yra avietės, ar gervuogės, gal po to norėsis palikti kažkokį plotelį nedidelį, tai tiesiog pamažinsiu gerokai, o po to žiūrėsim. Tada, nežinau, ar matot skirtumą, bet čia jau gerokai mažiau
Norėjau pagenėti va tą obelį prie to paties, kad jau šitą kampą tvarkau. Bet prieš tai, kai papjoviau su pjūklu slyvutes tas mažutės, čia išpjaudinėjau, tai atšipo pjūklas kažkaip ir, negražiai pjauna, o perskaičiau apie obelis, kad, būtinai turi būti aštrus įrankis, kad, nepaliktų medžiui atplaišų, nes galima padaryti daugiau žalos negu naudos. Tai va, tai genėjimą tenka atidėti kitam kartui ir galvot, ką daryti su šitų įrankiu. O Mūzova irgi turi užsiėmimų, kasa pabėgimo tunelį. Mūza, ką kasi? Štai, vieną pradėjo, bet čia matyti ne fenkšui vieta, tai kita va kasa. Dabar trečios vietos ieškau. Po to turbūt sujungsiu visus. Maniau, kad ten prie trobos daug butelių buvo. Tai va, panašu, būtų čia kažkaip neblogo vakarėlio. Ilgalaikio. Klaudijus bandė išnesti viryklę tavo, kur po obeliam. Kaip ir Paaiškėjo, kad kiauroka. O Jėzau, kiek turto. Eina savo. Bet man vis tiek nesuprantama, ta prasme, kas turi galvoj dėtis, kad tiesiog išmestum po obelim va tiek šiukšlių. O, dalgis. Tėri. Tai atėjo eilė va šitas išpjauti. Mano darbo vaisiai. Kažkaip tamsu. Tai jau nematysit labai gerai. Šios dienos planas mano, reiktų truputį apsikopti tas visas šiukšlės planų išsivežti, bet yra vienas bet. Bevažiuojant čia matosi labai, pliusas nemažas ir labai atlydys toksai. Viskas, ta prasme, šlapia, tai nežinau. Bandysiu važiuoti, žiūrėti, bet nenustepsiu, kad mano planas gali truputį neišdegti, nes aš tiesiog tenais nedavažiuosiu, o jeigu davažiuosiu, tai pasikrovus pilną mašiną tais maišais, tai kažkaip didelė tikimybė yra, kad užstrigsiu. Arba žiūrodu kiek čia. 2 laipsnius, tai gal nebus labai tas kelias toksai sunkiai privažiuojamas. Žodžiu, važiuojam ir žiūrim. Kažkaip
priekabą prisikabinti, nu nežinau, tokia loterija. Šitas laukas, tai su juo kaip ir viskas okei. Bet vat kaip toliau, šitų laukų aš praeitą savaitgalį važiavau. Nu, nežinau, bandom. Davažiuot pavyko, viskas all good, kelias toks, nu yra pora vietų labai ant klaustuko, tai nežinau, bandau dabar krauti kažkokią dalį šito viso gėrio į mašiną ir bandysiu vežti, nu ir žodžiu, jeigu ją žiūrėsiu, nes nežinau, ta prasme su visą priekabą, tai jau aš biškį pastriksiu, nežinau, šur. Vis dėlto imsiu priekabą, gal su mašina tiesiog keliais reisais daugiau negu su ta priekaba. Nu, bet žodžiu, kraunam ir vežam. Na jau, labai pratingai aš padariau, kad iškroviau. Dabar suvariau, kiek čia tų maišų, kokių 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, grubiai apie 10. Nu ir dar 20 liko. Nu ką, žiūrim, ką turim. Išvažiuot pavyko, viskas all good, tai labai faina. Tai ir nežinau dabar ką, važiuojam link tų šalčininkų, tik tai vienas bet yra, kad dabar pasižiūrėjau į laikrodį. Nu, aišku, aš sakau, kažkaip nesimiegojo, tai atsikėliau, nu ką veikti. Gal vis tiek reikia važiuoti, tam pasižiūrėti tą privažiavimą. Tai žodžiu, dabar turiu 1,5 valandos, nu okei, gal nuvažiuosiu neskubant ten gal pusvalandukas. Tai realiai valandą reiks laukti, nes jie bent jau puslapį rašo, kad atsidaro nuo 9. Pirminis pravažiavimas, tai manau, kad žodžiu antras reisas bus tikrai gerokai daugiau užsikrausiu. Nu ir kažkaip galvoju, gal čia priekabas tos. Nu bet dabar va dilema, nežinau, nes šiaip tai galvojau labiau kažkaip striks ta mašina, bet palyginus labai be pastangų pavyko išvažiuot. Taip. Nu, priekabas būtų tas pliusas, kad aš gerokai daugiau ten galėčiau prisikrauti dalykų. Sakau, ten tas metalinis kažkoks dujinė, ten dar kažkas, gerokai daugiau galėčiau prisikrauti. Nu ir nežinau, va čia toks, ar čia važiuoti daugiau reisų, ar pasiimti tą priekabą ir sutaupyti, nežinau, manau, porą reisų tikrai. Taip, žiūrėjau, kad turim. Jo, 9. O gatvė, čia neaišku. Nu, toj, pažiūrėsim, paskaitysim, gal. Lentelės parašyta. O.
vietoj šuns katinas būdoj. Aštuoni maišai buvo, nu tai užrašė 105 kilų, nežinau, čia padidino, pamažino, paklausiu, nu sakau, dar grubiai 20 maišų bus, tai sako, bet vis tiek kiekvieną kartą reiks duoti dokumentą ir po to tenais viršijus 13 centų už kilogramą. Tai bet sako, tai tu pasimtink žmonos, draugo, kaimyną, bet kokius dokumentai ir viskas, sako, nu kam to mokėti, jeigu gali nemokėti. Tai žodžiu, žiūrėsiu, dabar bandysiu gal, nu, tikrai gerokai daugiau pasikrauti. Nu jo, reiks tada pasimtinti tą dokumentą. Ir, žodžiu, juokinga tokia situacija. Sėdžiu, laukiu. Nu gal 10 minučių, net ne 10 minučių, gal 5 minutės iki atidarymo atvažiuoja chebrytė, nu galvojau, gal darbuotojas. Išlipa. Palieka eglę dirbtinę ir kažkokį žaisliuką. Ir išvažiuoja. Nu ir kaip tik kita mašina atvažiuoja ir ta kita mašina, kaip suprantu, darbuotojas jau buvo, nes atsidarė vartus ir važiavo. Ir galvoju, nu blemba, rimtai, kebra, tipo, negalėjot palaukti 5 minučių, kad atiduot šiukšlės. Nu, pagarba, kad ne į mišką, bet vis tiek, atvažiavo, laiko nėra, šalia padėjo ir, nu, tipo, žmogus pats susinešė vidų. Na, įdomiau čia. Kaip ten sako? Work smarter, but not harder. Nu, šį kartą truputį gal rimčiau atrodo. Bagažinė. Kiek čia liko? Lemba. Nu jo, visus čia vis tiek neskrausiu. Šitam kartu gal užteks. Paskutinis reisas padarytas, niekur nesulūžta, neužklimta, neužstrigta. Tai, sakyčiau, kaip ir planas pavykęs, all good. Važiuojam atgal į Lūšnelę, kažką sugalvosim naujos veiklos. Filmuojam. Action. Tai žadėjom, kad atsakysim į klausimus, kuriuos jūs užduodat po mūsų vlogų. Tai dabar yra kaip tik tas tinkamas laikas. Pasižiūrėjau, kas jums įdomu apie Lūšnelę. Tai Miglė mūsų klausia, ar turim nusimatę biudžetą, ar kaip gausis taip. Tai, Klaudijau. Taip, kaip gausis taip. Tai iš tikrųjų neturim kažkokio konkretaus biudžeto nusimatę. Ir matėm, kad nemažai rašėt jūs, kad labai brangus remontas čia visas bus. Tai kaip tik sakiau, kad Klaudijai padarysiu lentelę, kur galėtumėm fiksuoti savo išlaidas. Jo, ir baigsis ties šiukšlių išvežimu, nuspręsim, kad ai tiek to. Arba ne? Gerai. Tai va, tai atsakom, neturim ir kažkaip manom, kad kadangi netrumpas čia bus projektas, išsidalins per laiką tie pinigai ir
kažkaip labai stipriai nepajausim. Gal. Pajausim, aš jau jaučiu, va. Skylėts, bats, jaučiu. Biudžeto trūkumas. Taip, kokius kambarius, klausia, planuojam daryti, bet šito didelio kambario. Ar paliksim vieną? Tai iš tikrųjų tikrai nebent jau kol kas tai neplanuojam skirstyti į kambarius. Galvojam, kad gal padarysim čia antresolę. Ir net galvom, kad gal sujungsim šitą tokią svetainę su virtuve, bet dar neturim galutinio plano ir kažkaip norėčiau pasidaryti vizualizacijas. Tai realiai irgi, kaip gausis taip. Tomas mūsų klausė, ką mums 2 trobos reikalingos. Nes mes esam trobų magnatai. Vienkiemių tiesiog. Tai iš tikrųjų kol kas nenorim išduoti, koks čia planas su šita lūšnele, kol projektas procese ir nežinom iki galo kaip seksis, tai palaikysim intrigą, bet galim tik pasakyti tiek, kad gyvent čia mes neplanuojam. Paskirtis bus kita. Gal. Kaip gausis taip? Gerai. Čia žmogus šiaip prašė patarimą mums, kad jeigu norim atsikratyti ir išnaikinti jaunus medelius, tai reikia rauti su šaknim, nes jie parazitai ir dauginasi. Tai, kad dauginasi, tai mes matom, bet su šaknim kažkaip A nepagalvojam rauti, B Klaudija sako, kad būtų žiūri brangu. Samdyti techniką? Nu, technika jo, man atrodo, nepigiai kainuoja, jeigu ten kažkas atvažiuotų ir persodintų medžius. Tiksliai nesidomėjau, bet kažkur, man atrodo, esu skaitęs. Tai išraut. Ai, tiesiog išraut. Jo, kad tai išraut, jis ten atvažiuoja, kažkaip sumulčiuoja toj vietoj, tai vieno kelmo, bijau sumiluot, kažkur, man atrodo, mačiau gal apie 40 eurų. Nu, aišku, tas kelmas kaip, normalaus medžio, čia tokių nėra, bet, Tai va, tai mes čia turim kitą planą, bandysim nupjaut, Klaudijus kažkokį nusipirko ten stebuklingą daiktą ant trimerio, tai bandysim nupjaut iki žemės ir po to, sakė, yra kažkokia chemija, kurią galima užpurkšti. Ir išauga naujas. Kermeliai supūva. Bet šiaip aš tai noriu padėkoti, kad jūs dalinatės ir mintim, ir idėjom, ir šiaip informaciją, kurią turit, nes, pavyzdžiui, tokių visokių įdomybių išgirdom, kaip pavyzdžiui apie kaminą, kur Klaudijus galvoja, kad kaminas kreivas, nes tiesiog taip kažkaip... Girtas statybininkas statė, gal ir kreivino, o pasirodo ne, čia su mintim, nes čia kaip stogas tas buvo sudėtas kaip tom neskiedros, kaip tom, žodžiu, medinis. Medinis stogas, tai specialiai darydavo kaminą šonu, kad kildamo žarijos, kad, dėl saugumo neuždegtų stogo, nes kaip yra pasvirimas, tos žarijos šiek tiek, kaip sakant, jas prislopino, jos iškart nepakyla, o truputį kaip šoną. Kad seniau dar žiūrėdavo, iš kurios pusės dažniausiai būna vėjas, ir žodžiu, kad tų žarijų neužneštų ant stogo ir nekiltų gaisras. Tai va, tai viskas, kas padaryta senoviai, viskas yra apgalvota smart, o ne kad jau galvoja, ai, tai čia kažkaip suhaltūrino, čia kažkaip čia ne taip, o pasirodo, viskas būdavo su mintim. Tai va, o kaminą Klaudijus iš pat pradžių tai sakė, kad tikrai griausim ir kažkaip kitaip perdarinėsim, bet kadangi dabar sužinojom, kad čia visai toks autentiškas ir unikalus dalykas, tai gal aš Klaudijui ne tik kalbėsiu pasaugą tą kaminą. O jeigu griausim, tai lygiai tą pat šoną pastatysim. Tai va, tai kol kas tiek, jeigu turi daugiau klausimų apie lūšnelę arba turit štai kokios nors įdomios informacijos ir norit ją pasidalinti, tai mes labai kviečiam rašyti, komentuoti ir taip pat spauskit like, subscribinkit ir sekit mūsų nuotykius lūšnelėje. O mes kol kas sakom iki kitų kartų. Iki.
Ir išveškit mane su šitą vežimėlį iš čia. Atgal, opa. Atlaikai. Su vis tiek laukai. Net ir visai čia. Atlaikai.